Šiandien didžiausios naujienos atkeliauja iš Ukrainos. Čia, kai visur sustojo tempas, rusai desperatiškai ieškojo proveržio ir bandė atgauti prarastą iniciatyvą, turėdami tik vienas realią kryptį, kuri bent kiek tiktų šiam tikslui. Tačiau, kai koordinacija išslydo iš jų rankų, ukrainiečiai ryžtingai veikė, kad sužlugdytų mėnesius trukusi pasiruošimą ir vienintelę viltį sėkmingai Rusijos vasaros kampanijai. Pastaruoju metu Rusija vykdo žvalgybinius puolimus Huleipolės, Orichivo ašyje, taip signalizuodama pasiruošimą didesniai ofenzyvai. Per žiemą atviro šaltinio mūšių stebėjimas ir oficialios ataskaitos išryškino pakartotinus Rusijos bandymus sutelkti pėstininkus ir spausti tiek Huleipolės sektorių, tiek Stepnohirskio kryptį, kurios yra gyvybiškai svarbios Ukrainos tiekimo keliams į Orichivą. Tačiau šios pastangos liko padrikos, sustojo dėl Ukrainos kontratakų ir nuolatinio dronų nuostolių spaudimo. Šie judesiai skirti patikrinti pažeidžiamumą, siekiant pasiruošti pastiprinimui ir išnaudoti bet kokias spragas platesnio puolimo metu. Po 2 metų kovų Maskvai reikėjo pradėti naują puolimą, nes jai sunkiai sekėsi sukurti proveržiui reikalingą tempą. Nepaisant to, kad per dieną pavykdavo pasistumėti vidutiniškai 15–70 metrų, toks lėtas tempas nesugeba įveikti pasiruošusios gynybos. 2024 ir 2025 metais bendras laimėtas plotas sudarė tik 0,6 ir 0,8% Ukrainos teritorijos, o aukų skaičius viršijo 1,2 milijono. Toks lėtas išsekimas visiškai neatitinka Rusijos tikslų. Norėdama pasiekti proveržį, Rusija turi pakeisti tempą, kad suardytų Ukrainos gynybą ir priverstų ją trauktis. Žnyplių strategija sukurta tam, kad spaustų Orichivą iš 2 pusių, siekia sukurti šį tempą grasindama tiekimo linijoms ir priversdama Ukrainos pajėgas išsklaidyti savo rezervus, taip sudarant galimybę Rusijai išnaudoti silpnas vietas. Ši strategija paprasta ir veiksminga, kai pavyksta ją įgyvendinti. Susikoncentravus iš Huleipolės pusės rytuose ir Stepnohirskio pusės vakaruose, Rusija galėtų spausti Orichivą, grasindama šoniniams keliams už Ukrainos pozicijų ir silpnindama jų galimybės aprūpinti priekinės linijos atramos punktus. Žnyplių planas priverčia gynėjus dalinti rezervus ir trikdyti tiekimo linijas, sukuriant persidengiančius ugnies laukus. Tiek Rusijos, tiek Ukrainos šaltiniai pabrėžia pastangas įtvirtinti šios sparnus laipsniškais judesiais ir nuolatiniu apšaudymu. Tai vienintelis realus Rusijos būdas paspartinti tempą iki vasaros, nes jis siekia susilpninti Ukrainos gynybą ir sukurti spragas didesniam puolimui. Jei abi pusės vienu metu pajudėtų į priekį, Ukrainos gynybiniai pasiruošimai vasarai žlugtų, nes šie pasiruošimai apima naujų gynybos linijų, įtvirtinimų ir tiekimo kelių statybą, kad būtų galima atlaikyti užsitęsusi Rusijos puolimą. Rusija siekia prasiveržti dar prieš šioms gynyboms pilnai susiformuojant, užimti svarbias teritorijas, kol Ukraina dar tik ruošiasi. Atsakydama į Rusijos įsiveržimus, Ukraina atsikovojo 201 kvadratinį kilometrą, daugiausiai į rytus nuo Zaporižios, kur susikerta puolimo ašys. Ši kontrataka sutapo su pranešimais apie Rusijos ryšių sutrikimus, kurie trukdė koordinuoti veiksmus Ukrainos puolimo metu. Praktikoje ryšio sutrikimas neleidžia artilerijos paramai derintis su pėstininkų judėjimu, todėl mažos Rusijos grupės lieka atviros ir negali tikėtis laiku gauti apsaugos, kai kerta atvirą vietovę. Dėl to kontrpuolimas privertė Rusijos dalinius stabilizuotis, o ne plėsti užimtas teritorijas. Dabar Ukraina paliko Rusijai tik kelias likusias galimybės. Pirmoji – tęsti lėtą kovą, siekiant atsikovoti neseniai prarastas teritorijas, atidedant reikšmingus veiksmus iki vasaros pabaigos. Tai suteiktų Ukrainai laiko stiprinti gynybą palei logistikos kelius ir įrengti daugiau dronų pasalų zonų. Antroji galimybė – eskaluoti greičiau, metant rezervus ir susitaikant su didesniais nuostoliais dėl ribotos naudos. Šis rizikingas žingsnis remiasi prielaida, kad Rusijos veiksmų koordinacija pagerės greičiau, nei Ukraina spės prisitaikyti prie kontrmobilumo. Trečioji galimybė būtų taupyti kovinę galią, pripažinti pietinio žnyplių puolimo nesėkmę ir laukti geresnės progos ateityje. Tačiau tai prieštarauja Rusijos vadovybės siunčiamai žinutei, kuri pabrėžia puolimo pagreitį ir vaizduoja sėkmę kaip neišvengiamą, todėl toks atsitraukimas politiškai neįmanomas. Duomenys iš nepriklausomų ir pagrindinių šaltinių patvirtina šios teiginius, rodydami, kad Rusijos kasdienė pažanga išlieka lėta, vos šliaužiančiu tempu, o metiniai laimėjimai vos viršija 1%, tuo tarpu nuostoliai toliau auga, nors pažanga negerėja. Apskritai, Rusija buvo ant proveržio pietuose slenksčio, planuodama veržtis į priekį iki vasaros.
Tačiau lėta pažanga ir nesugebėjimas užimti svarbių teritorijų privertė juos peržiūrėti savo strategiją. Nors Ukraina sėkmingai sustabdė Rusijos puolimą ir sužlugdė planą apsupti Orichivą, platesni Rusijos tikslai išlieka nepakitę. Toliau Rusija tikriausiai tęs pastangas užimti svarbias pozicijas, tačiau be proveržio konfliktas rizikuoja virsti užsitęsusiu išsekimo karu.